Sveiki, chebrytė. Kągi, senai nebuvo video, nes grįžom iš po ligų. Buvo užpuolė gripai. Po gripų dar visokie velniai. Žodžiu, dar tokie pusiau pasveikę, pusiau ne, bet grįžtam į darbus. Šiandien penktadienio vakaras. Šilta. Saulutė jau už kaimyno medžių slepiasi. Kągi, šiandien padirbėjom truputėlį lauke, nes dirbom prie dažymų. Bet po visų dažymų nusprendėm padirbti lauke, biškai apsitvarkėm aplinką, parsinešim truputėlį jau baldų ant terasos, dar reikia vazonus parsinešti, ten kitus baldus. Pakūrėm užprūdų tujas, kurios nupjautos buvo čia nuo saulės panelių. Sutvarkėm ten visą kalną, visą šapšalyną, nugrebėm, žodžiu, sudeginom. Kągi, toks pamąstymo vakaras, ką darysim toliau. Darbuosimės prie dažymų, prie jėgainių. Ir bus mano žiūrovams siurprizas, nes rytoj kai ką parsivešiu namo. Ir, negaliu sakyti tikrai, pamatysit patys, bet manau, kad daugumą būsit nustebę. Gal kitiem aišku ir neįdomu bus, bet manau, iš kolegų ir iš draugų bus nustebusių. Bet nusprendėm parsivežti. Sutvarkėm šapšalynus čia. Apsigenėjom krūmus. Prūdai pildosi vandeniu. Vanduo parkeliauja ten už žanų medžių. Nežinau iš kur, bet kyla vanduo iš žemės. Ir čia prasideda už tų medžių upelis. Iki medžių, žodžiu, laukai. Ir prasideda upelis ir ten iš tos vietos keliauja vanduo. Žodžiu, šaltiniuotas kažkoks melioracinis, gal nežinau, bet visą laiką pildavo aš. Nes labai buvo nusekę šiemet. Nes nebuvo vandens ir šuliny pas mane porą mėnesių. Truputėlį aptvarkėm kalną, kaip sakiau. Čia bus vėjo jėgainė didžioji. Taigi, parsivešim rytoj vieną dalyką. Ir galima sakyti taip, kad vėjo jėgainės pasidarysiu savo. Pasidarysiu klientam dar, kuriem turiu padaryti, kurie yra užsakę. Ir nežinau, gal ateity ir darysiu ten į metus po vieną jėgainę, jeigu kažkas norės, bet šiaip daugiau neužsiimsiu, nes labai daug darbo iš tikrųjų. Paskaičiuoji, kiek valandų praleidi, kiek dienų ir ką uždirbi. Tai aš dažydamas motociklus, realiai galiu pasakyti, vieną motociklą padarau, sakykim, kokį Harley. Užtrunku 10 darbo dienų, aš uždirbu tą patį, ką prasėdžiu ten 3 kartus ilgiau prie jėgainės ir tą patį uždirbu. Žodžiu, neapsimoka paprasčiausiai vargti. Tai parsivešim kitą dalyką. Galiu tik pasakyti iš karto, kad čia ateityje stovės nedidelis karkasinis pastatas, nežinau dar
kuom dengsim, kad kuo pigiau, gal kažkokiu brezentu, gal kažkokiu polikarbonatu, kur šiltnamis dengiam, ar dar kažką. Na, žodžiu, bet ateityje čia planuojam pastačiuką daryti. Tokį polinį ant polių, greitą sumest neaukštą. Tai va, žodžiu, laukit rytoj video naujo ir pamatysit, ką parsivešiu. Manau, gal kažkam patiks, netgi irgi užsikabins ant to dalyko. Na, aš to dalyko jau domiuosi nuo, galima sakyti, kai pradėjau vaikščioti ir šnekėti, man iš karto lipo tas dalykas. Ir jau vis dėlto 40 metų, tai nusprendžiau turėti tą dalyką, nes kažkada buvo ir svajonė. Bet prieš tai buvusi žmona neleido, liepė pasirinkti, ar šeima, ar tas dalykas. Na, čia, žinot, kaip būna su moterim. Ne visom dašunta, kad čia yra normalus dalykas. Žodžiu, tokia intriga. Parsivešim. Gal rytoj ne visą parsivešim, nes jis gali netilpti į priekabą. Tai gal tik tais pusę parsivešim, bet žodžiu parsivešim. Ir pamatysit, kas tai bus. Galiu pasakyti tik tais, kad artimas dalykas vėjo jėgainėm. Bet ne vėjo jėgainė tikrai. Kągi, eisime į kambarį, Salbutė leidžias. Mano ūkis. Žasiukai, viščiukai, vandenį reikia pakeisti. Kągi, laukia stulpas jėgainės. Vieną jėgainę surinkinėjam žmogui. Toliau surinkinėsim kitą. Tuo pačiu savo. Truputėlis pasikeitė man planai. Nusprendžiau daryti kitaip. Čia mažoji. Laukiu blynų, nesulaukiu iš Kauno. Žodžiu, kur matė, turėjau 5 menčių sraigtą. Tai aš jį perleisiu šitos jėgainės, tokios pat kaip mano jėgainės, tik truputėlį magnetai silpnesni negu mano, perleisiu, žodžiu, žmogui. O savo šitai dėsiu šitą varšą, 3,5 metro sraigtas bus, nes šitai didžiajai jisai per mažas, reikia bent 4,5 metro sraigtą. Arba jeigu 3,5, tai kad būtų 5 mentės. Tai va, žodžiu, nusprendėm tiksliai 100%, kad 5 menčių sraigtas keliauja klientui. Dar geriau bus. Nuo mažesnių sūkių pradės suktis ir jėgos daugiau bus. Greitis apskaičiuotas toks pat, kaip būtų su 3 menčių. Sakykime, ten 3,20 m. O aš savo užsakiau, ištekins man visą tą flanšą, kaip sakant, kad susiverštų su visa varša. Pastiprinsim, sudėsim ne po vieną golį ant blyno, iš vienos pusės ir iš kitos pusės, žodžiu, 4 goliai bus, pastiprinsim. Ir darysim savo tokį. Nusidažėm koką. Būdavo visą laiką raudonį, dabar bus geltonas. Labai graži spalva iš tikrųjų. Na, čia šita jėgainė, kur prieš ligą susergant filmavau. Tai vat, iš po to vakaro, kai surinkinėjau, po paskutinio video naktį atsibudau su 40 temperatūra ir 2 savaitės nesidarbavom. Tai va, dabar surinkinėsim toliau. Toliau dabaiginėsim. Dažymų, kaip aišku, visą laiką turim pilną.
Ten, prikabinta, pridėta. Dar kitam garaže 6 motociklai, na žodžiu. Veža ir veža jų. Nieko nepadarysi, pagrindinis mano darbas. Kągi, chebrytė, neįsiplėskim. Toks paprasčiausias ramus video penktadienio pamastymai. Papasakojimai, kas bus. Kokį. Pamatysit siurprizą. Dar nežinau, kur laikysiu kol kas. Gal teks pirtį iškraustyti, nes ten praktiškai tik vasariniai baldai ir sunešti į pirtį, arba darysim čia kažkur vietą. Na, žodžiu, pamatysit, kas čia bus. Kągi, chebrytė, susitiksim rytoj kitam video. Visiems iki, gero vakaro, geros saulės, gero vėjo. Nu, va, tiesa, galit pasižiūrėti, 56,6 akumuliatoriai, žodžiu. Visą dieną skalbeškė sukas, mūsų 4 kartus, boileris šilo, siurblys dieną naktį eina į prūdus vanduo, ima o 270 vatų, tai 10 valandų, 3 kW praktiškai, per parą 6 kW suvalgo vien siurbliukas į vandenį, pumpuoja kur į prūdą vandenį. Na, bet savo elektrinė dirba puikiai. Nakčiai galima išjungti. Antro inverterio tikrai nereikia, užtenka 5 kW. Nes kol kas dar neperjungiau, kaip sakiau, kad perjungsiu čia garažam, o ten vis dėlto namam. Na, bus laikas, bus perjungta. Svarbu viskas veikia, super, savo elektrą jau mėnesis laiko nebenaudojam valdiškos. Viskas, chebrytė. Baigiam, nes įsitempiam su video, atsibos po to žiūrėti. Laukit staigmenos rytoj ir būtinai žiūrėkit video. Visiems iki.